Sveiki bičiuliai. Taip kurį laiką svaršiau ar viešinti šitą projektuką. Ford Sierra. Turiu jau ją 30 kažkur tai metų maždaug. Važinėjau apie 15, paskui apie 15 metų stovėjo nejudinama. Ir dabar sugalvojau, kad kaip reikėtų gal atgaivinti ir atstatyti. Žodžiu, buvo padarytas tuningas, viskas tvarkingai buvo. Aišku, atėjo laikas, kai pradėjo atšoko viskas po biškį. Ir žodžiu, teko patvarkyti kai kurio špaklių vietos, sutrakinėjimai. Čia gale spoileris buvo. Pradėjau rūdyti po apačią, teko špakliuoti, viską tvarkyti. Ką galinis buferis bus kitas tvarkysis, aišku. Kėbulas šveičiamas, ruošiamas dažymui. Ir žodžiu, tokie dalykai vyksta. Po kapotu stovi 2.9 variklis. Kriauklė primontuota. Neržaveikinis vamzdynas. Priekelėje interkuleris, toks gana, sakykime, nemažas įkištas. Aišku, čia dabar biškį rankų pridėti, reikia viską pertvarkyti normaliai, išvalyti, laidyną sutvarkyti. Tai, žodžiu, bandysim judėti pirmin. Dugnas, aišku, irgi tvarkomas. Paviet papačių buvo išrūdyję po sėdynėm. Tai, žodžiu, atrušiu naujas kardas įvirinimui. Tai va, jeigu įdomu būtų pamatyti to viso projektuko eigą, tai tiesiog duokit žinot, po biškį pafilmuosiu, parodysiu, kaip kas daroma. Aišku, jau dalis darbų padaryta, čia pradėjau biškį anksčiau, bet jeigu įdomu, sakau, parašykit tiesiog ir parodysim šiek tiek daugiau, kaip viskas vyksta.